Žadėtas tilto konstrukcijų kėlimas atidėtas. Šiandien iš pat ryto į vietą, kur statomas pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas, per Nemuną traukė šimtais smalsuolių. Planuota kelti tilto konstrukcijas. Tačiau darbai nepajudėjo iš vietos dėl krano gedimo. Alytaus gido žiniomis sugedo olandų kompanijos krano, kuris stovi Dainų slėnio pusėje Strėlės guolis. Dar viena išdaigą iškrėtė gamta. Pakilo vėjas. Pranešama, jog darbai negali vykti, jei vėjo greitis viršyje 12 metrų per sekundę. Tiesa, tokio stiprumo vėjas matuojamas krano Strėlės aukštyje. Čia sumontuotas vėjo greičio matavimo prietaisas. Nors planuotas tilto konstrukcijų kėlimas neįvyko, gyventojai dėl to nenusivylė. Žadėjo atvykti kitą dieną. Gyvenu Merkinės gatvėje ir aš šitą visas nuo pat pradžių mačiau visas statybas. Ne, kitą dieną pamatysim. Vėl atvyksite? Tai žinoma, tai gyva nuo kalno nusileidžiam. Ir ne vieną kartą ateinam pažiūrėti, kaip čia vyksta tos statybos. Tilto per Nemuną statybos turėtų būti baigtos antroje šių metų pusėje. Tiltas atsieis beveik 9 milijonus eurų arba nepilnai 30 milijonų litų. Brangoka, žinoma, bet jeigu kažkas tai nusprendė šitą dalyką, mums tai gerai bus, visiems susisieksim su anapusė, festivaliai, viskas. Ir, ką žinau, gerai? Labai reikia. Kad jis brangus, tiesiog... tai net nežinau, bet čiagi tai ateities kartom pažiūrėt, tiesiog aš tai skaitau, kad reikia. Ir patiems ateit pasižvalgyti. Ir sujungta abudu miestai, vienas, pirmas, antras Alytus, labai skaitau, kad labai reikalinga, tik kad brangu. 30 milijonų daug, čia nedaug. Jeigu žmogui tai daug, bet kai valstybei, tai skaitau, kad čia ne vienos dienos daiktas, čia šimtmečiam gal bus. Speciali technika, kuri pakels 203 tonas sveriančią vidurinę tilto konstrukciją, atkeliavo iš Olandijos. Anksčiau skelbta, jog darbus atliks latviai. Viso tiltas susideda iš 3 dalių. Jeigu neiškils techninių nesklandumų ir leis gamtinės sąlygos, planuojama tilto konstrukcijas į vietą pastatyti per 4 dienas. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.